Inovacijų festivalio belaukiant. Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis Marius Romanauskas. Šiandien išgirsite paskutinę laidą skirtą inovacijų festivaliui IF Vilnius ir dizaino savaitę. Girdintiems pirmą kartą primenu, kad Europos komisijos iniciatyvos Pro Inno Europe remiamas inovacijų festivalis kartu su miestų dizaino savaitėmis jau rengtas Barselonoje, Lisabonoje, Kortike ir Milane, o rugsėjai vyks ir Taline. Inovacijų festivalis jau pasiekė Vilnių ir gegužės 7-14 dienomis vyksta kartu su jau 6 metus skaičiuojančia dizaino savaitę. Vilniečiai ir miesto svečiai yra kviečiami aplankyti daugybę teminių renginių. Apie festivalį, jo pagrindinės idėjas ir renginius plačiau pašnekėsime su studijos svečiais, festivalio organizaciniais partneriais. Lietuvos inovacijų centro direktorius dr. Kastytis Gečas. Labą dieną. Lietuvos dizaino forumo direktorius Vytautas Gurevičius. Labą dieną. Dar kartą priminkime klausytojams, kas yra inovacijų festivalis. Inovacijų festivalis, šventė. Šventė, kurioje švenčiama inovacinė veikla, parodomas geriausios tikriausios iniciatyvos, pademonstruojama, kad visi gali dalyvauti, parodoma, kad inovacijos yra mūsų gyvenimo dalis ir dar ko gero ir parodoma, kad tai yra ir verslo arba ekonomikos varomo jėga. Šiais festivaliais, kurie vyksta, kaip minėta, visoje Europoje, norima naujai pažiūrėti inovacijas. Atkreipti dėmesį į dizaino kaip vienos iš varomųjų, taip vadinamų netechnologinių inovacijų jėgų. Įtraukti visuomenę norima. Visų pirma jaunimą į kūrybingų inovacijų terpę. Dar kartą sakau, inovacijos tai ne technologijos, arba ne tik technologijos. Inovacijos tai ir kūrybiškumas. Inovacijos prasideda nuo klausimo, kas jeigu, ar svajonių, įsivaizduokime jeigu, ar smalsumo, o jeigu. Aplink šios teiginius sukasi visi festivaliai, kuriais norima plačiai visuomenį pristatyti inovacijas, dizainą, kūrybiškumą. Gerbiamas Vytautai, o jums IF Vilnius ir dizaino savaitė, ką reiškia jums? Jau ne pirmus metus organizuojate šį renginį. Šių metų turbūt renginys yra išskirtinis tuo, kad tikrai tas susijungimas inovacijų ir dizaino, jisai realiai ko gero atspindi kiekvieno daikto būtent sudėdamasias dalis ir sakome, kad viskas, kas tarkim yra technologiška, gali būti ir gražu ir atvirkščiai. Tai yra, mes kalbam apie visų pirma daikto pačio prasme, visų antra yra, kam jisai yra skirtas arba kokią funkciją jisai atlieka, visų trečia, kaip jis atrodo, ir ketvirtas labai svarbus dalykas, tai yra, kiek jisai ar kainuoja, ar kaip jis yra pagaminamas, ar koks galų gale jo ir tas ekonominis efektas arba logika, kuri yra labai svarbi kiekviename daikte. Tai yra, ką jis mums duoda pridėtinės vertės prasme ir kiek jis iš mūsų reikalauja įvairiausių resursų, tiek finansų, tiek dar kažko. O kokia būtų pagrindinė festivalio žinia klausytojam, dalyviam? Žinia, kaip ir kiekvienais metais, turbūt netingėti pasižiūrėti, netingėti atkreipti dėmesį, netingėti visur dalyvauti, tikrai pasigilinti į tai, ką šiandien žmonės sukuria. Ir sukuria turbūt kažkaip uždarai, galbūt per mažai apie juos girdim, todėl ir dizaino savaitės, ir inovacijų festivalio turbūt pagrindinė misija tai yra sukurti tam tikrą atmosferą, tam tikrą šventę, kad žmonės prieinamą jam formą galėtų susipažinti su tomis naujovėmis ir su kažkokiais tai pasiekimais. Tarkim, vienas pavyzdys, kad man parašė tiesiog elektroninį laišką viena iš dizainerių, kuri tik ką laimėjo Fujitsu organizuotą konkursą dizaino, tai yra medicininės įrangos, kuri tarp 3500 dalyvių, dar jinai nežino kurią vietą, bet jinai žino, kad jinai tikrai nusipelnė prizo, kurių yra iš viso 10. Tai yra tikrai didžiulis pasiekimas ir tai nėra tradicinis koks nors Lietuvoje baldas, o tai yra ramentas, kuris skaičiuoja žmogaus, vidinės būsenas, tai yra, jis gali suskaičiuoti ir kraujo spaudimą ir taip toliau. Gerbiamas Kastytis. Šito mūsų festivalio, būtent Vilniuje vykstančio, pagrindinė tema yra kūrybiškumas ir partnerystė. Tai yra, mes norėtume iškelti šitos du aspektus, nes kūrybingumą mes suprantame dažniausiai kaip grinai tokį meno aspektą, bet realiam gyvenime, ypač kai produkcijai kurti, reikalingos ir technologinė kūryba, reikalinga ir netechnologinė kūryba, galų galia reikalinga ir verslo, kaip tam tikros ekonominės veiklos kūryba. Tai viena. Antra, inovacijos be partnerystės praktiškai neįmanomas. Aš šnekam apie įvairių sričių atstovų bendrą darbą, bendradarbiavimą. Tai ne tik tai
dizaino ir gamybininkų, tačiau ir mokslo žmonių, galų galia netgi studentų. Mes norėtume, kad inovacijas ir inovacinę veiklą įstrauktų vis naujesnis jėgos, ypač akademinis jaunimas, kuris greitai įsidirbti įmonės. Kad jaunimas, kuris, jauni specialistai, būtų ne tik tai žaliava, bet ir galėtų kai ką pasakyti įmonėms, iš savo patirties, nors galbūt trumpos, bet lygiai taip pat iš savo akademinių žinių, kurias jie gaus. Aš manau, kad festivalis yra tų pačių žinių, pastiprinimas, pagerinimas ir bandymas inkorporuoti esamas arba turimas žinias į realų gyvenimą. Nes šiais laikais produkto naujumas, kaip po toks, nauji produktai, dar ne viskas. Mums reikia naujų funkcijų, naujos išvaizdos, naujos vertės mums, vartotojams. Minėtas ramentas. Kyla naudingumas ir daiktų, ir produktų vertingumas kyla tokia tam tikra kreivė, spiraliai viršų. Mes norėtume visus Lietuvos žmonės įtraukti šitą procesą. Mes praeitose laidose esam šnekėję su Vilniaus dailės akademijos grafinio dizaino katedros atstovais ir jie minėjo dar tokius pavyzdžius, kad ir Lietuvos dizaineris vadovauja Nokia produkto kūrimo grupiai. Taip pat yra puikių ir verslo ir dizaino bendradarbiavimo pavyzdžių. Tai ir pramoniniam dizainui ir minėtas buvo ir pats, Lietuvos dabartinė verslo žvaigždė Ilja Laurus ir jo kompanija Gedjar. Tai Fujitsu Siemens konkurso laureatė, turbūt dar vienas pavyzdys prie to būrio. Mes kaip tik šiandieną, jeigu kas tikrai domisi dizainu, labai kviečiu užeiti į Technikos energetikos muziejų. Turime vieną iš savo parodų, turbūt, kuri labiausiai atstovauja Lietuvos dizainą, tai yra Lietuvos dizainas pasiekimai. Tokia paroda teminė, kuri yra būtent parodanti daiktus, kurie buvo pastebėti užsienyje, pažymėti, laimėjo apdovanojimus, o Lietuvoje mes apie juos turbūt ne ką ir daug težinom. Ir kita vertus, tai yra mums visiems tikrai labai pažįstami daiktai, tik mes tikrai labai retai žinome, kad jie yra sukurti Lietuvoje, tikrai retai kas susimąsto apie tai, kad ta pati Nokia yra lietuvio dizainerio darbas, arba kitaip tariant, pramonė ir dizaineriai, ir mokslininkai, jie tikrai bendradarbiaudami sukuria tikrai labai, visam pasaulyje aktualių dalykų. Ir šiuo atveju mums parodyti, būti matomais yra tikrai labai svarbu, nes tai ir yra prasmė, kada žmogus mato, kad jo sukurtas daiktas yra pastebėtas, jisai tada kuria dar. O kūryba šiuo atveju, kaip ir sakė Kastytis, tai yra tikrai didžioji produkto vertės dalis šiandieną. Primenu klausytojams, kad energetikos muziejus prie Mindaugo tilto labai lengvai pasiekiamas iš centro yra. Ten galima pažinti iš mūsų, turbūt matė daug kas mieste juostas, tokias mes juokėmės šaltibarščių spalvos, ir šaltibarščiai turbūt irgi yra mūsų nacionalinis patiekalas, tai pamatė juostą su IF Vilnius ir dizaino savaitę, ryškiai ta vieta dalyvauja mūsų renginiuose, į tą vietą reikia atkreipti dėmesį ir toje vietoje ieškoti kažkokių dizaino ir inovacijų požymių. Na štai, festivalis prasidėjo, gerbiamas Kastyti, kokie atsiliepimai po pirmų dienų, kiek žinau, ir kitų IF festivalių rengėjai buvo iš tikrųjų maloniai nustebinti organizuotumu ir renginių gausa, kurie yra planuojami Vilniuje. Iš tikrųjų prasidėjus festivalis jau prasidėjo penktadienį, atidarimas buvo ne tik tai formalus, bet ir dalykinis. Iš kitos pusės, šeštadienį, sekmadienį jau vyko renginiai. Iš viso vietų bus virš 100. Iš viso renginių vėlgi bus virš 100. Ar jau buvo, galima skaityti, dalis jau. Tas įstraukimas gal ir nustebino, aš sutinku, nes jie buvo pirmieji, mums jau lengviau remtis mūsų kolegų, mūsų partnerių Milane, Barcelonoje, Lisabonoje ir Belgijoje patirtimi, mums račiuko galbūt lengviau buvo. Iš kitos pusės, aš manau, kad tas lengvumas yra ir suinteresuotumo pasiekmė. Tas suinteresuotumas parodyti, kad mes Vilniuje ir Lietuvoje esame tokie patys kūrybingi, ne ką mažiau dizaineriški, ne ką mažiau inovatyvus negu kitur. Vyks labai daug renginių, įvairiaus pobūdžio ir verslininkų susitikimai su dizaineris ir studentam paskaitos. Studentams tie, kurie nebūtinai dizaineriai, tai yra iš technikos, Vilniaus universiteto, kolegijų kai kurių. Tai yra studentams, kurie
mokosi normalius mokslus. Aš manyčiau, kad dizainiško mąstymo ir inovatyvaus mąstymo tikrai jums reikėtų. Vyks ir parodos, galbūt jas apie Vytautas ir apie jas labiau pašnekės. Bet iš tikrųjų mes norėtume, kad Vilniuje būtų tam tikra šventė. Vilniuje tikrai nemažai vietų su ta šaltibarščių spalvos mūsų logotipais, kad mes atpažintume, kad tai yra mūsų gyvenimo dalis. Gerbiamas Vytautai, kas vyko ir kas vyks ir kokie įspūdžiai jūsų pirmieji? Aš stengiuosi dalyvauti visuose renginiuose, nes iš tikrųjų žiūrėdamas į juos, kaip kas gali savo ir kažkokią tai ir išvadą, ir patirtį, tai galiu drąsiai sakyti, kad tikrai buvo labai įdomu Fluxus ministerijoje ir tikrai labai stipri ekspozicija, sakyčiau, kuri lyg ir atrodo, turėtų būti tokia truputį humoristinė, bet realiai tikrai neblogi darbai. Kitas renginys, kurį atkreipčiau dėmesį, tai yra kultūrinė erdvė atsidarė nauja, kuri dar neveikiančioje prieplaukoje jau mes integravome į krantinę kėdutes Vytauto Puzero korio projekto ir dabar gali kiekvienas praeivis pasižiūrėti, kaip ta prieplauka iš Kauno į Vilnių buvo atitempta, nes Saulius Paukštys fotografavo ir tai yra jo autorinė paroda. Žemaičių dizainas Kultfliukse tikrai labai įdomiai pateikta ir jeigu ten tam skirti laiko ir įsigilinti į studentų ir idėjas ir galbūt jų eskizus ir jau įrealizuotus darbus, tikrai matom, kad Žemaitijoje ne tik žemė aria, ten, man atrodo, tikrai gera kalvė dizainerių. Mano galva, tą, ką mačiau, kol kas tikrai nenusivyliau, tikiuosi, kad ir sekantys renginiai bus tiek pat įdomus, tikrai eikite, žiūrėkite mūsų internetinėme puslapyje, tiek Dizaino savaitė LT, tiek Innovation Festival LT ir tikrai domėkitės, eikite. Aš turėčiau priminti visiems klausytojams, kad festivalio ir Dizaino savaitės žemėlapį šiandien jūs galite gauti su 15 minučių, taip pat jūs galite panaudoti taip vadinamus apkaudus, pamatę festivalio plakatus. Norėčiau padėkoti studijos svečiams už išsakytas mintis, o klausytojams už dėmesį. Taigi raginame visus dalyvauti renginiuose. Programą galite rasti taip pat festivalio puslapyje innovationfestival.lt arba dizainosavaitė.lt. Inovacijų festivalio belaukiant.